įsibėgėjus vasarai, kai mūsų dienos tapo saulėtos ir karštos, pastebėjome, kad mūsų gėlynuose daugėja žiedų. Vienas iš augalų, kuris tikrai gali pradžiuginti mus praktiškai visą vasarą savo žydėjimu, yra jurginai. Jurginų žiedų įvairovė tikrai yra labai didelė. Nuo mažyčių vos kelių centimetrų skersmens iki didžiulių žiedų, kurie gali būti iki 30 centimetrų. Atsimenu, kad jurginus augino ir mano močiutė kaime prie sodybos, prie namo ir tikrai atsimenu, kaip jie džiugindavo savo ryškiais raudonais žiedais iki pat šalnų. Jurginai į Europą atkeliavo iš Meksikos, taigi Meksika yra jų gimtinė. Atsižvelgiant į Meksikos ir Europos orus, matosi, kad tai yra labai skirtingas klimato sąlygos, todėl jurginų priežiūra irgi yra ypatinga. Jurginų rūšių ir veislių yra labai daug, jų skaičiuojama yra virš 50 000 registruotų rūšių, tad tikrai kiekvienas sodininkas gali išsirinkti tai, kas jam tinka ir patinka. Nuo žemų iki labai aukštų, nuo mažyčių žiedų iki didžiulių, vadinamų pietų lėkštės dydžio žiedų, kurie tikrai yra labai įspūdingi ir traukia dėmesį. Jeigu norite jurginus auginti savo kieme, juos sodinti reikėtų pavasarį. Tikrai esate matę prekybos centruose pakuotę su gražiais žiedais jurginų, viduje matote gumbus, tačiau kaip juos pasodinti ir kaip juos auginti. Sodiname jurginus, kai oro temperatūra jau yra pliusinė, kai žemė yra įšilusi bent iki 10 laipsnių temperatūros, nes jurginai yra labai jautrus šalčiui. Tai tam, kad jie įsišaknytų, kad pradėtų augti, jiems tikrai reikia daug šilumos. Jurginus sodiname į žemę bent 5 cm, kad būtų virš gumbo, kadangi gumbų būna skirtingų dydžių, tai negalima nustatyti vieno standarto, į kokį gylį jį sodinti. Taip, kad atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų jurgino gumbelis yra nedidelis, tai jį sodinam taip, kad virš jo būtų 5 cm žemės, su didesniais reikės duobės šiek tiek didesnės. Į duobę įdėkite kompostą, perpuvusio mėšlo, nes jurginai auga labai greit ir jiems reikia daug maistinių medžiagų. Sodinant laikykitės tam tikrų atstumų. Būtų gerai, kad išlaikytumėt bent 30 cm nuo vieno kero iki kito, tam, kad oras cirkuliuotų, kad lapai smarkiai nesiliestų vienas su kitu. Taip išvengsime ligų tikimybės. Jurginus galite tręšti kompleksinėmis trąšomis, perpuvusiu mėšlu arba kompostu. Jurginams, kaip ir minėjau, reikia tikrai daug maistinių medžiagų ir drėgmės tam, kad jie galėtų džiuginti jūs daug žiedų. Nors jurginai yra tikrai atsparūs augalai, reikėtų jais rūpintis taip pat. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jurginai taip pat turi kenkėjų ir ligų. Jeigu jūsų jurginas matote, kad jo lapai pradeda juoduoti, ruduoti, suktis, atkreipkite į tai dėmesį. Tai gali būti dvi priežastys. Arba jūsų augalą pradėjo valgyti kenkėjas, tai pakelkite lapą apačią, pasižiūrėkit, gal tai amaras. Arba amarų kolonijos siurbė sultis ir taip skatina lapą suktis. Galbūt tai yra kažkokia tai liga, grybinė liga, kuri juodina lapą ir dėl to lapai tampa nebe tokie gražūs. Jeigu tos lapus pamatote, būtinai juos išskinkite ir sunaikinkite. Atkreipkite dėmesį į jurginų laistymą. Jurginus reikėtų reguliariai laistyti, jeigu trūksta lietaus ir drėgmės. Nors jie mėgsta drėgmę, tačiau tikrai nepakenčia perlaistymą ir užmirkimą. Jeigu bus per daug vandens, per sunki dirva, jeigu jurginų šaknis pasodinta į molį, gali įsiveisti šaknų puvinys. Taip augalas pradės skursti, vysti ir tikrai nenudžiugins jūsų žiedais. Tad laistom, bet ne per daug. Pasižiūrim, kaip jaučiasi augalas. Pasodinus jurginų gumbus ir jeigu yra kažkokia tikimybė, kad vėl sugrįš šalnos, rekomenduoju juos pamulčiuoti. Tam galite panaudoti šiaudus, pušų žievės mulčią, taip truputėlį apkaupus ir galima apsaugoti nuo ateinančių šalnų. Tačiau jeigu jūsų sklype yra šliužų ar sraigių, mulčias yra labai gera vieta jiems veistis. O jurginai tikrai yra mėgstamas patiekalas šiems mūsų sodo kenkėjams. Tad atkreipkite dėmesį, jeigu turite šliužų, nepadarykite jiems tinkamos terpės prie pat pietų lėkštės. Jurginai yra šiltųjų kraštų augalas. Ir mūsų žiemų, nors jos ir tikrai sušvelnėjusios ir dažnai nebebūna didelių minusų, sunkiai išgyvena. Tad jeigu jūsų kolekcija yra didelė, jūsų jurginai yra brangus ir labai gražus, rekomenduoju juos iškasti. Kada tą reikėtų daryti? Kai žemė jau truputį atvėsta, po pirmųjų šalnų. Geriausia tą daryti spalio pradžioje.
Jau viršus jurginų būna nušalęs, nes jiems užtenka pirmosios šalnos, lapai pajodavę, tačiau to šalčio reikia tam, kad gumbai subręstų žemėje, kad jų odelė būtų tvirtesnė ir jie galėtų geriau išsilaikyti per žiemą. Kaip kasti jurginus? Tam galime panaudoti 2 įrankius. Arba tai bus jūsų kastuvas, arba tai bus šakės. Yra skirtingų nuomonių, kuris įrankis yra geresnis, bet svarbiausia yra nepažeisti kasant gumbų. Tad kaskite truputėlį toliau, negu jūsų gumbas yra, kad jį galėtumėt lengvai iškelti su žemių gumulu ir vėliau susitvarkyti. Žemės reikėtų nukratyti, nupurtinti ir leisti jurginui nudžiūti. Ta reikėtų daryti arba patalpoje, kurioje yra bent +6 laipsniai šilumos, arba jeigu saulėta diena, tą galite padaryti lauke arba šiltnamyje. Nupurčių žemės jurginų gumbus galima ir nuplauti, jeigu žemė yra sunkesnė, arba galima palikti su šiek tiek žemių ant jų. Jurginų saugojimas per žiemą yra atskira tema, kurią irgi verta paminėti, nes jurginų bet kur padėti negalime. Tam turėtų būti patalpa, kurioje temperatūra yra apie +6, +7, santykinė drėgmė iki 80 laipsnių. Tai turi būti drėgna, šilta, bet ne per sausa. Jeigu bus labai sausa patalpa, jurginų gumbai gali sudžiūti. Kad to išvengtume, galime juos suvinioti į polietileno plėvelę ar į maišelius su šiek tiek skylučių, kad oras cirkuliuotų ir tie mūsų jurginų gumbai nesupūtų. Neužtenka jurginų tik iškasti. Jau pakalbėjom, kad reikia nukratyti žemes, bet nukračius reikėtų ir nukarpyti mūsų stiebus jurginų. Prieš saugant juos žiemą reikėtų palikti bent 2-3 cm stiebelių. Būtų gerai laikant apversti gumbus žemyn, kad stiebeliai būtų žemyn, tam, kad drėgmė nesikauptų ir neatsirastų puvinių. Reikėtų iškarpyti visas smulkias šakneles, pažeistus gumbus arba pernykščius gumbus. Taip neįsiveisti ligos ir per žiemą jie geriau išsilaikys. Jurginams reikia šviesos ir saulės. Tam, kad jie žydėtų, reikėtų bent 8 valandų saulės per dieną. Tad jeigu norite, kad jūs džiugintų žiedais, parinkite vietą, kurioje tos saulės jiems bus pakankamai. Vieta turėtų būti ir drėgna, kitu atveju jums teks laistyti. Bet labai svarbu, kad šaknis neužmirktų. Nors dažniausiai jurginus, bent jau mano močiutė, kiek atsimenu, mėgdavo sodinti tokiomis lysvėmis, vagomis vienoje vietoje. Tikriausiai dėl to, kad taip lengviau juos pasodinti, lengviau taip iškasti ir prižiūrėti. Tačiau jurginus lygiai taip pat mes galime įterpti ir į savo gėlynus. Jau į esamus daugiamečių gėlių gėlynus galime surasti laisvesnę vietą, iškasti duobę ir pasodinti. Taip pat galime miksuoti ir sodinti su skirtingomis vienmetinėmis gėlėmis. Taip mes ištempsime žydėjimą, ištęsime, įvesime judesio ir daugiau grožio mūsų gėlynams. Jeigu norite jurginus auginti vazonuose, tai irgi yra galima daryti. Tačiau rinkitės veisles, kurios yra žemaūgės, kompaktiškos, nedidelės. Vazono reikėtų didesnio bent 30 cm skersmens. Kad gumbams būtų pakankamai vietos, jie turėtų pakankamai maistinių medžiagų ir galėtų džiuginti jūsų kiemus žydėjimu. Be abejo, auginimas vazonuose visą laiką reikalauja daugiau resurso ir daugiau laiko ir daugiau maitinimo. Kadangi žemės nėra daug, tokius vazonus reikėtų reguliariai tręšti. Jeigu pastebėjote, kad jūsų jurgino lapai ėmė gelsti, tam gali būti kelios skirtingos priežastys. Gali būti, kad jūsų jurginui per mažai vandens, tai pasižiūrėkite, ar žemė yra ne per sausa. Atvirkštinis variantas gali būti, kad jūsų žemė yra per drėgna ir jūsų jurgino šaknis ima pūti. Jeigu yra užmirkę, bandykite tą vietą truputėlį pradrenuoti, kaip aš sakau, tai įterpkite žvyro ar smėlio arba kompostą, kad žemė būtų lengvesnė ir vanduo nestovėtų. Trečia priežastis, dėl ko jūsų jurgino lapai tampa nebe tokie gražūs, gali būti kenkėjai arba gali būti ligos. Tai nors ir mūsų jurginai tikrai tvirti gražūs augalai, tačiau juos taip pat mėgsta amarai arba kitokie kenkėjai, kurie gali graužti ne tik tais lapus, bet ir žiedus. Kartais tikrai atsitinka tokių atvejų, kai išsiskleidžia jurgino žiedas, o per jį pergraužta yra skylė ir visi žiedlapiai yra skylėti. Tai atkreipkite dėmesį, ar yra kažkokių tai kenkėjų jūsų jurgino augale. Kalbant apie ligas, ligų gali būti įvairių. Jurginai gali sirgti tiek bakteriniam, virusiniam ligom, tiek ligom, kurios sukelia tam tikri grybai. Atpažinti kartais būna tikrai sudėtinga, ypač pradedantiesiems, bet jeigu jūs matote, kad jūsų augalų lapai tampa juodi, dėmėti, jie gali tapti dryžuoti skirtingoms spalvomis.
pasidomėkite, kokios ligos tai gali būti. Ne visos ligos turi vaistų ir tam tikrais atvejais reikės su jūsų augalu tiesiog atsisveikinti, kad ta liga neperskeltų pas kitus jūsų jurginus. Ilgą laiką jurginai buvo laikomi močiučių gėlėmis. Tačiau dabar, kai mes turime tiek skirtingų jurginų veislių, rūšių ir tiek skirtingų žiedų grožių, tikrai jurginai sugrįžta į mūsų kiemus, sugrįžta į floristų vazas, į šventes. Todėl tikrai labai linkiu pasikviesti jurginus ir į savo namus, pasimerkti į savo vazas ir džiaugtis jų žiedais. Jurginams nereikia daug priežiūros, nors pakalbėjom ir apie ligas, apie kenkėjus, apie ypatingus sodinimus. Tikriausiai daugiausiai iššūkių ir kelia tai, kad jums reikės rudenį juos iškasti, pavasarį vėl pasodinti, per žiemą saugoti. Tačiau tai atperka tas žydėjimas, kuris tęsiasi iki pat šalnų, kai rudenį vasarinės gėlės jau nebe tokios ryškios ir nebe tokios kvepiančios, jurginai jums suteiks labai daug džiaugsmo.